Tai labas litras tautiečiai, vėl sveikinuosi su jumis iš mašinos, vėl mes kelyje. Šį kartą kelionė trumpesnė, paprastesnė, mažesnė, tiek ilgai turbūt ir žiūrėti nereikės. Šiandienos mano noras ir tikslas kelionės yra apvažiuoti apleistus geležinkelius, kurie yra istorinio Kuršo teritorijoje, lietuviškojo tų Kuršo istorinio teritorijoje. Tai šiuo metu judu nuo šalia Skuodo esančio apleisto geležinkelio tilto. Deja, aš iki jo taip ir nepribridau, nes daug tokių paslėptų pelkynų ir bėgius priejau, ten visokie krūmokšniai apžėlė taip, kad vietomis matosi, kad ir prasibraut neišeis, tai nusprendžiau palūkėti šaltesnio metų laiko ir pakartoti šito tilto vizitą būtent, nes norisi jums irgi parodyti, kur galima ganėtinai lengvai privažiuoti, prieiti, kad nereikėtų bristi per kemsynus visokius, nes atrodo atstumas lyg ir nebuvo labai didelis, bet sportbačiai mano kiaurai šlapi, nes atrodo eini gražiai žolyte, koja padedi, o ten bats ir visa pėda ir paskęsta vandenį. Tai nusprendžiau, sakau, atidėti vėliau. Dabar mes nuo šito tilto prieigų važiuojame iki apleistos, nebenaudojamos geležinkelio stoties Skuode. Kadangi jau šalia esame, tai važiuosime nuo Skuodo į pietus ir finišas šiuo atveju jau bus vėlgi Klaipėdoje. Kol kas tiek. Ir privažiavome stotį buvusią Skuodo. Akivaizdu, kad čia toli gražu nuo senosios architektūros vokiškosios. Tokia gal jau statyta vėliau. Tai eime pasižiūrėti, kas čia gero. Šiaip visada įdomu tokios apleistos vietovės. Dėl to pats važiuoju ir jum rodau. Gal ne visi turit laiko nuvažiuoti ar noro nuvažiuoti. Man irgi ne visada su laiku sekasi, bet nuvažiuoti kažką nematyto, patyrinėti visada yra įdomu. Tai va, ateinam į peroną, visiškai apžėlę bėgiai, nieko nesimato, praktiškai net kur bėgiai galėjo būti. Tiksliau jie yra vis dar, bet jau taip jau liūdesys visiškas su šitą stotim. Aišku, kai nebenaudojama, neprižiūrima, taip ir gaunasi. Pereikime į kitą pusę. Čia bėgiai labiau matas, bet irgi jau tokie pavargę, medžiai jau apžėlę. Tai užžėlę, tai jau tikrai niekas čia nevažinėja jau daug metų. Pati stotis tokia ganėtinai standartinė, matau viršų užuolaidas ir langai tokie apynaujai. Gal čia kas nors ir skvotina, o gal ir ne. Nieks čia nežinos. Tai stotis tokia, ten kažkokie grūdų buvę krovimo dalykai. Bet irgi verta nusifotografuoti. Tai va, apeisime ratelį ir keliausime toliau. Čia irgi visiškai va, medžiais apžėlę. Toks vos ne Černobylio vaibas toks, kur viskas tiesiog numesta ir palikta apželti. Bet yra kaip yra. Tai va, tai kelias dar nuotraukėlės, keli kadriukai, dar apeisim ratu ir bus matyti. Tai tiesiog atminčiai vieną kitą kadrą ir viskas. Nežinau, kiek čia jau matas. Tai va, dar Skuodo ženklas likęs, kad atvažiuojantis keleiviai matytų, kur atvyko, bet net balos apžėlė, toks džiunglių
džiunglių geležinkelis. Štai toks. Va ir skuodo ženklas, tikiuosi matote. Vis tiek nuotraukas kelias įkelsiu po kelionės montuot. Na, video jau jie matysis, tai video pabaigoje bus viena kita nuotrauka įkelta. Nu, man atrodo, kad čia tikrai kažkas gyvena, nes matot, yra ir antena palidovinė. Reiškia, štai čia laidas nueina ir pro langą, langai tikrai šviežiai įrengti ir užuolaidos kabo, na ir galų gale šiukšlių konteineriai čia yra. Tai turbūt, jeigu niekas čia negyventų ir nesinaudotų šito pastatu, nebūtų čia nieko. Nei konteinerių, nei antenos, nei langų naujų. Tai gal tada ir nebetrukdysim žmonėm būti ir keliaujame toliau. O kur toliau, na, pamatysite netrukus. Va, parduotuvė tokia puta, vadinasi, tipinė kaimo parduotuvė. Kaip tik norėjau vandens atsigerti, labai gražus logo, tai užeisiu parduotuvę. Ne, filmuosiu dėl šventos ramybės viduje ir nusipirksiu vandens. Tai va, kol kas tiek žinių, pasimatysime iš tikrai dabar jau Darbėnų.
Tai va, tai važiavau Darbėnus, iki geležinkelio dar nenuvažiavau, nes pamačiau įdomesnį dalyką, kur mano manimu labiau verta sustoti. Pravažiuosim ir geležinkelį tą apleistą, iš čia visur šalia yra, tai parodysiu, bet nedaug kas skiriasi ir nuo Skuode buvusio, bet ką norėjosi kažkada ir pabandyti, tai radau pagaliau ir bandysim, o dalykas yra štai šitas. Tai yra prancūzų blyninė. Klaipėdoje turi savo parduotuvėlę Miam, kur labai nuostabi produkcija iš Prancūzijos parduodama. Jie čia prie Darbėnų tvenkinio ir gyvena ir turi atsidarę savo blyninę, kur kepa prancūziškus lietinius blynus. Aš tikrai neskersiu prancūzų kalbos, bandydamas visą tai suprancūzinti, bet ganėtinai populiari vieta, nes ir per televizorių yra rodę. Išeisim. Aišku, aš kaip visada iš kito galo atvažiavau, bet visai gražu ir pasivaikščioti. Čia šalia tokio šviečiančių supinių parko, į kurį matomai reikėtų vakarė atvažiuoti. Bet labai jau kitokia vietelė, apie kurią niekada ir nežinojau, nors gyvenu visai pakankamai netoli. Užeisime dabar paragauti blyno. Tikiuosi dirba, tikiuosi pats Olivier ir kepa. Bus matyti, susitiksime jau prie blyninės. Tai va, tokiame kampelėje gražiame prie užtvankos įsikūrė Miam blyninė. Nėra čia labai gilu, gal net ir pasimaudyti visai būtų smagu. Ne šiandien, o galima ir hamake pagulėti. Pilna stalelių įrengta, tai galima ir būti. Dabar jau matom, kaip gimsta mano blynas. Su sardinėmis ir kitais džiugesiais. Porai kepti svieste. Dar berods jūrų dumbliai turi eiti. Buvo bent parašyta. Ir tada sardinės. Aha. Taigi matote dumblius. Ir pareis patiekalo žvaigždė. Wow. Čia matas bus absoliutus gėris. Sesamas su wasabiu, tai tikrai turėtų tobulą būti. Tai va, gavau tokį gėrį, sardinės porai svieste, vakame dumbliai, dar pridėjo jūzų ir geltonųjų paprikų pastos, ragausim, tikiuosi bus afigenai. Nu ką aš galiu pasakyti, čia turbūt buvo skaniausias mano valgytas lietinis blynas kada nors apskritai.
Ir aš tikrai nebuvau alkanas. Čia pradėkim nuo to. Sardinės, jo taip, jos konservuotos, bet visas tas derinys plus jūzų ir geltonųjų paprikų pasta, tai šiaip iš jūzų citrinos, nesitikė tokio mišinio apskritai, su paprika nesitikė tokio aštrumo, bet kažkas panašaus į wasabi, tik labiau su citrusu. Tai ir pats blynas tikrai traškus, pjausi ten nelabai reikėjo, tik per pusę perpjauti, tada reikės trikampiukai suviniuoti ir viskas, ir tobula. Pats geriausias blynas, dar ką aš dabar iš prancūziškų mėtinių blynų norėčiau paragauti crêpes Suzette. Tai gal kada ir jie darys, gal kada Paryžiui būdamas tokį suvalgysiu, bet jo, šitas yra vienas iš tokios prancūziškos gastronomijos šedevrų ir visai netoli Klaipėdos, tai labai rekomenduoju. O dabar važiuojam toliau prie geležinkelio. Tai va, atvažiavom Darbėnų paskutinę atkarpą, kurią norėjau pamatyti, bet dabar šalia einant bėgiu jau toks įspūdis, kad čia yra pakankamai naudojama atkarpa geležinkelio ir turbūt, kad aš būsiu suklydęs, nes čia tik tais toliau, arba tik tais iki čia turbūt naudojama, nes toliau matosi tokia visiška niūruma vėlgi ir apžėlė viskas ir taip toliau. Tai va. Tai kažką pafotografuosim, dar apžiūrėti. Taip, čia yra viena tokia, šiaip visada vaikystėje sakydavo, kai susieina bėgiai, kur yra iešmas, jokiais būdais nelip per tos bėgius, nestatyti net kojų ant jų va šitaip, nes gali nuslysti. Tai čia rankinis iešmas, o kur yra automatiniai, kur net nemato, tai iešmas judės, suprispaus koją, važiuos traukinys ir bus viskas. Tai va, tai dalinuosi senolių išmintimi šiuo atveju. Ir dabar porą kadrų prisiminimui. Dar čia kažkiek praseisim. Tikiuosi, čia traukiniai iš tikrųjų ir nevažinėja, nes nesinorėtų, kad važiuotų dabar. Nes ten tikrai matos tolumoje, kad medžiais apaugę, tai 100% nenaudojamas geležinkelis. Ir geležinkelio tiltuką prieinam jau, o štai tokį. Čia, man atrodo, upelis, jeigu neklystu, Darba. Gal ir neteisus esu, tai darbeniškiai, jeigu žiūrite, pakomentuokit, kokias čia nesąmonės aš pliurpiu, jeigu tai yra nesąmonės. Bet šitą vietą visada pravažiuodavau ir galvodavau, kaip čia įdomu. Vat įdomu, ką mes čia galim pamatyti. Pasirodo, galim pamatyti daug dalykų. Ir dabar va, vienas kitas kadras. Labai fainai atrodo šičia. Iš tikrųjų. Tai viena kita nuotrauka. Gal tai geriau matysis. Ir viskas. Ir važiuojam.
Tai va, tiek su tuo apleistu Darbėnų geležinkeliu. Tai toks apgaulingas atrodo, dalis, kad naudojama, dalis, kad ne, nes matosi ten atokiau paruošti bėgiai ar pabėgiai, tie skersiniai tarp bėgių lyg ir paruošti, reiškia, ties naujam keliui, tai bus matyti. Gal atgaivins, nes šiaip būtų gal ir visai smagu iš Klaipėdos, ne per Vilnių, tai yra ir Radviliškį, Šiaulius ir to pačiu kitus miestus nuvažiuoti, tarkim, į Rygą. Gal ir visai gerai būtų šią kryptim, arba bent Liepoja, arba kažkur, kur veda tie bėgiai. Tai būtų visai smagu. Tai va, tai tiek žinių. Susimatysim iš Kretingos. Na tai va, sveikinuosi su jumis jau iš Kretingos. Tai realiai buvau teisus. Naudojamas geležinkelis, net matosi tolumoje važiuoja traukinys, tai tiesiog nenorėjau aš ten bristi šį kartą, jeigu ten atbėgtų išprotėję apsauginiai ar dar kas nors. Tiesiog šiandien nenuotaikoje eskaluotis į kažkokius ten galimus konfliktus. Tai va, tai tiesiog nusprendžiau, kad šį kartą skipinu. Bet žadėjau dar vieną gastronominį nuotykį su Kretinga. Tai dabar eisiu ir parkuojas kaip tik eisiu į Lietuvoje blogiausiai vertinamą Hesburgerio restoraną. Tai yra 2,1 vertinimas yra iš 5 galimų Google, reiškia, platformai. Tai patikrinsim. Pagrindiniai skundai yra, kad maistas šaltas dažnu atveju, tenka laukti iki 45 minučių, yra nešvaru ir labai nemandagus personalas. Va, tai visą šitą patikrinsim, dabar einu, užsisakysiu vieną sūrainį ir atsigerti kažko, kad tiesiog neperspausti su nesveiku maistu. Ir susimatysim už 2-3 sekundžių, kai aš jau turėsiu mašinoje pasiėmęs tą cheeseburgerį. Tai va, tai ką tik parėjau, gavau Hesburgerio buterbrodą labai greitai. Tai lauk nereikėjo, buvo prisikepę. Nėra šaltas jisai, nėra karštas, į šiltesnę pusę, pastovėjęs jau toks ant to šildytuvo matomai. Nestebuklas, padžiūvęs. Bet ir galima valgyti. Nežinau, aš asmeniškai gal 2 balų neduočiau šitam restoranui. Čia gal man pasisekė, kad greitai. Personalas, bent jau aptarnavusi mergaitė, tai tokia atrodo nusivylusi gyvenimu. Aišku, aš nereikalauju, kad čia šakinėtų aplink mane. Bet jo, tokia įdomus toks požiūris. Tai jo, galėtų būti šio klausimu geriau, bet maistas okei, pastovėjęs, bet dar valgomas. Švaros klausimų nežinau. Nebuvo nešvaru. Ar grindis galėtų dažniau praplauti, turbūt galėtų. Bet vis tiek manau, kad ateina ten valytoja periodiškai. Tai, aš duodu kokius 3,5. 2,1 tai, ne, čia tikrai per mažai sakyčiau. Bet iki 5 iš 5, tai jo, čia labai jam toli. Bent kola šalta. Tai va tiek. Taip. Vėl į kelią. Ir susimatysim finišo taške. Dar iš 2 nenusprendžiau, kuris bus tas tikrasis. O gal ir abudu aplankysim. Tai va, tiek žinių. Ir susimatysim iš finišo. Iki. Tai va, ir atvažiavau į finišą. Vis dėlto pasirinkau vieną finišą. Tai yra Garvežys prie Klaipėdos geležinkelių stoties. Tokia seniena puikiai tinka turbūt iliustruoti
senojo geležinkelio apvažiavimą. Čia aišku jisai sutvarkytas, neapleistas dabar jau, bet senelyzas. Toks jau net ir dabar pablukęs neblogai. Aišku, vis tiek eksponatas įdomus. Galim va ir ratu apeit kažkiek jį. Tai tikrai toks nekasdienis objektas be abejo. Tai va, tai maršrutas visas apvažiuotas. Šį kartą tikrai trumpesnis buvo. Toks noras buvo apvažiuoti Kuršo lokacijas. Jos yra apvažiuotos. Kažkiek. Galbūt kitas iki labiau paplėtosim, kur važiuoti. Čia toks buvo pusiau ekspromtas, pusiau ne. Noras apvažiuoti buvo, tik vat nebuvo labai pakonkretinta ką. Va, tai su maistu, aišku, labiausiai pasisekė su blynais, su Miam blynų kepykla. Tai čia buvo turbūt kelionės vinis. Vat, tai aš turiu tokį maisto kriterijų, kur aš nusiveščiau Anthony Bourdain. Gaila, kad Bourdainas, aišku, miręs, bet tai buvo mano įkvėpėjas ir kelionėms, ir maistui, ir visam kitam. Tai į Hesburgerį tai 100%, net jeigu ir būtų ir 5 žvaigždučių vertinimą nesiveščiau, bet šitų blynų valgyti būtinai. Čia tikrai verta dėmesio. Na, o šiaip, aišku, senasis garvežys, nors ir senas, įdomu. Turbūt jisai yra toks senas kaip ir Albinas iš radijo šou. Tai, Albinai, kiek jums metų? Oi, berniukai, žinokite, man metų labai daug, aš toks senas, kad kai atsisėdu kakoti, mano kunkolai vandenį pasiekė ir tabalojas ten. Baisu net vandenį nuleis, kad neįtrauktų. Va, tai jeigu tas garvežys būtų Albinas, manau, taip pat panašiai ir šnekėtų. Tai šiuo momentu kelionė baigėsi, dabar jau važiuoju namo. Finišas pasiektas kaip ir norėta. O toliau susimatysim kitame video. Tai gero likusio, nežinau kada žiūrit, bet man sekmadienio, galbūt ir jums. Iki kitų kartų.